Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas ir čia yra antrasis mūsų vlogas. Kodėl aš nefilmavau nuo ryto? Nes aš atsikėliau ir man nebuvo nuotaikos, atsikėliau piktas ir neenergingas. Ir sakau, nenoriu filmuoti, atvažiavau į ofisą, tada Meida sako, kodėl nefilmuoji? Kur yra kamera? Ir sako, filmuok. Tai va dabar mes filmuojam antrąjį video. Ir buvau šiandieną iš tikrųjų nuvažiavęs į klinikas Kauno, nes močiutė ten yra ir tiesiog buvau ir dabar vat atvažiavau atgal į studiją. Tai močiutė dar atvažiuos čia į studiją, parodysiu, kaip esu įsikūręs ir kaip aš gyvenu. Va toks va jisai. Va toks va. Antanas J. Nepamirškit palaikinti, pasubscribinti ir pakomentuoti, kokiu video norėtumėt vloguose, kad mes ką padarytumėm. Gal aš turėčiau prigrūsti pilną balionų į Meidos mašiną, pavyzdžiui. Pala. Jau gerai. Aš dabar kaip iš tų X-menų. Dabar ką veikia Antanas? O šiuo metu, vat, ką tik paleidome pirmąjį video. Tai tikiuosi jau dabar į pirmąjį matėt vakar. Tikiuosi, kad patinka. Tikiuosi, kad patinka. Ir mes jau pradėsim ruoštis kalėdom po truputėlį. Aš taip laukiu. Laukiu, kada mes ofise jau puošime eglutę. Kada planuojam puošti eglutę? Kitą savaitę? Man tinka priklausomai nuo eglutės dydžio. Šiaip rimtai reikia. Viskas priklauso nuo dydžio. Ne dydis, o taktika. Pala, kokią taktiką? Nežinau. Kaip tai nežinai? Nežinau. A tu man papasaka, kokią taktiką? Oi. Meida. Oi. Parašei Viltį, kad atvažiuotų į ofisą. Parašiau. Gerai. Kas yra? Ne kas yra, kas bus. Nori pažiūrėti, kaip Antanas kelia vlogą. Gerai. Kaip Antanas kelia vlogą. Gerai, darome istoriją, kad įkėliau pirmąjį vlogą. Taip. Gerai. Taigi sveiki visi, čia Antanas ir čia. Taigi visi, su jumis sveikinuosi aš Antanas. Ir mes įkeliame pirmąjį savo vlogą į naująjį vlogų kanalą. Ir čia filmuojame antrą vlogą. Bum! Padariau vlogą. Story. Meilės syvai, eleksyrai. Kur tu tokia? Sąjus nusivalykit ir dainuoji. Šiaip, palaukit, aš padarysiu dabar, žiūrėkit, mūsų pristatymas stalo ir jūsų. Čia yra vat mūsų stalas, va čia moteriškas stalas, sutvarkytas. O, žiūrėk, tvarko, žiūrėk. Ne, nesąžininkai, o pažiūrėkit ant tamstą. O, jėzus, burnakas. Pasižiūrėkit. Čia tragedija, laidų primėtyta. Pasiyra net servetėlės pasiruošęs visais atvejais. Šiaip visą šitą, šitą. Čia ne, aš atnešiau. Ir todėl yra padėta... Čia Aurimo, man atrodo, ne? Taip, Aurimas atsinešti servetėlę. Ai, pala, jisai sakė, turi porno 3 mėnesių, ar ne, šitą Taip, pirmą. pornogubė turi nemokamą membershipą ten. 3 mėnesiai pirmi nemokami. O kas tai ir? Nu, ta prasme, ką ten? Ten žaidimas online. Ten realiai susijungi visi ir žaidė. Membershipo turi kokį, nu, ta prasme, ką jis gauna? Pirmi 3 nemokami. Nu tai tu pabandyk. Ateinam pasveikinti su Antanu, močiutė ir dėdė. O čia, va, yra mūsų pagrindinė Labą dieną, labą dieną. Gali paima, močiutė. Meida. Čia Meida. Ten yra Viltė. O čia močiutė ir Vaidas. Tai va, žodžiu, čia mes ir gyvenam visą laiką. Realiai nuo ryto iki nakties, tada pamiegam ir tada vėl čia. Vėl dirbat ir... Jo. Tai gerai, įvertinkit dabar šitą studiją nuo 1 iki 10. Nu, taip štai. 10 negalim, duo 9. Pasistengę. Jau gerai. Gal apsitvarkyt biškiam. Kiek koldūnų suvalgytumėt vienu prisėdimu? Vienu prisėdimu aš esu suvalgęs, žinai, kur tas yra koldūnų visas pakelis, tiesiog kai nusipirki, visą išsiveriau, visą suvalgiau. Kiek karališkai tai būtų? Jo, va tie. Tai visą pakelį esu suvalgęs. Tu kaip tu nematai, kur telpa? Moto. I like them chunky. Valgom Antano močiutės kibimus. Man atrodo, kad ten repulsta kažkas Šiaip aš nemėgstu kibinų, bet šitie tai bombiniai. Nesudaręs aš taip. Pažiūrėkit, tai gerai to. Naminiai. Naminiai. Bet tu net neparagavai. Tai aš ragauju kiekvieną kartą, kai nuvažiuoju.
Ai, taip, kiekvienas iki tau daro, kai atvažiuoji. Man būtinai. Belen, kaip geri. Žinai, ką dar atvežė močiutė? Kai tokie žvarbus orai padeda Kad nesusirk, nesušal. Čia tiesiog atvežė vaistukai gerklytį. arbatėlė šitokios stiprios. Jinai šiek tiek apsvaigina galvelę, bet šiaip po to praeina. Nori? Nežinau, o tu? Pati. Šaunam. Nu, davai. Ei, važiuojam! Čia yra už tai, už komandą. Už Ir močiutę. Už močiutę. Ir to į 10 kadrų taip. Čia yra šalta arbata. Jezus. Neverkam tą. Tokia šalta, Tokia šalta. Labai... labai žolelės. Ne tokia. O nerūgšti, nieko. Ne. Žolelių labai daug. Parūgus gal tokia biški. Net neparūgus, tiesiog labai daug žolelių, žinai, Aitrus kontrastas. skonis, toks Aitrus, jo. Jo. Bet geras. Dar kalbėjai, aš net kalbėti negaliu, atrodo, kad ugnis toj. Tiek aitrų. Drakonai. Jūs čia dabar šitą vlogą matote, kaip atrodo viskas būtent mūsų dienos studijui. Kur visą dieną nieko daugiau neinam niekur, o tiesiog būnam studijui. Jokių mytų, jokių filmavimų, nieko tokio. O, Jėzus, kokia aitri arbata. Jeigu vairuotojas greitkelėje važiuoja 90 km per valandą, koks vairuotojo Tomo vardas? Nu čia ne Petro bairiai. Nu tipo, jo, čia bet- ne Petras. Ar aš tau panašus į Petrą? Ar Robis Džio dalyvavo kažkokią projektą? Senikai drakonas. Per Gavo. Dalyvavau projekte. Tokiam nedideliam, nesakysiu, bet galit pamatyti į internete, man atrodo. Nu, baig man taip daryti. Bet. Dalyvausim dar vienam projekte. Ne su tu. Antanu. Jis net nedalyvaus, o jis bus vedėjas. Jūs abu Ir tu būsite. būsi vedėjas. Aš būsiu vedėjas? O mes su šia gražia dama būsim Centriukas. centriukas, prižiūrėsim visą tvarkelę, kad būtų Vaikinus viskas gerai. prižiūrėsim, gaminsim valgyti. Taip, kad neprisigertų per daug žolyčių, arbatėlės. Ar Antanas durnas? Jo, paklausk. Ar Antanas durnas? Aš net sužvairavau. Mano atžvilgiu, Antanas ne. Aš manau, kad ne. Ar Antanas durnas? Taip. Blet, vieną tiesą tik pasakė. Kaip jums sekasi su realybės šou? Ar galit papasakot kažką daugiau apie jį? Norėčiau dalyvauti, jei man būtų 18. Deja, Net 18 tu negali dalyvauti, nes tai yra projektas nuo 21 metų. O kaip sekasi, nu ką, mums liko realiai 3 dienos iki dalyvių atrankos uždarimo. Jau esam šiek tiek apsimėtę, kas galimai gali dalyvauti. Ir mums liks visas tas pasirašymas, kas yra sunkiausia, kur reikia viską supirkti. Ateik čia. Ateinu čia. Nes mums reikia supirkti visas kameras, visą laidyną, mikrofoną ir taip toliau, kas yra belia kiek reikalų. Mes buvom nuvažiavę į tą vilą. Ten yra taip, kad tas kameras, kai sujungti, ar ne, ir tada mes turėsim išgręžti skylutės per tą vilą, kad mes į centrą serverinę išvest visus laidus nuo tų kamerų. Nu, žodžiu, labai daug dalykų, bet ant kiek yra kietai, nes pirmą kartą darom ir viskuo domimės ir taip toliau ir patys esam Pavyksta. dalyvavę, tai žinom šiek tiek. Tarsi, realiai, jeigu nebūtume dalyvavę, gal įsivaizduotume, kad tai yra iš vis kosmosas. Neįmanomas Bet dalykas. kai mes daugmaž žinom, kaip viskas vyksta, Todėl sakom, kodėl mes negalim patys padaryti. važiuojam. Važiuojam, sen, padarys. Paaiškink. Gerai, mes dabar tvarkom su Vilte Antanu TikToko bei Instagramo visą turinį. Galvoju, gal namučiau palikti. O tu ką darysi? Irgi namų varysi. Geriu namo, tai ką daugiau. Nu žodžiu, o mūsų vat hebra montuoja videką. Robis mokinasi. Jo, apmokom Robį montuot ir aš esu dėkingas už tokią komandą, kokie esat jūs, esat nuostabus, esat nerealūs ir aš myliu kiekvieną iš jūsų, taip pat ir jūs. O, kaip miela. Čia viena iš būsimų mūsų komandos narių tikriausiai, taip? Pristatyk. Taip, aš esu Gustė. Gustė. Ką veiksi dabar, Gustė? Žaisiu Five Nights at Freddy.
Five Nights at Freddy's. Beje, mes šitą žaidimą irgi nufilmuosime Gamerių kanalą, bet mes duodam pasitestuoti Gustei. Mūsų test drive'as. Jo. Pažiūrim, kaip dabar seksis jai. Ok. Eikit iš čia. Gerai. Nu, taip aš negirdėjau, kad kažkokį žingsnį, žinai, ir aš viską iš eilės stebiu. Ir jisai pizdukas, jisai turėtų bent kažkokį ženklą man parodyti. Nu, okei, supratau. Turėsim čia durys daužyti. Nu, ateik, kas yra. Švies! Švies, jie dingsta. Dingsta. Tyliai. Ateik. Bleli, visus lenkus išgazdino, na. Ateikit, kuru. Oba, įvykiai, nice. Easy, sen. Easy. Žodžiu, užbaigsim šiandien šitą video čia, dabar yra 12 valanda ir pradėsim montuoti būtent šitą video, kurį dabar ir žiūrite. Labai noriu padėkoti, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Antanas, čia visa hebrytė, kuri dar pasiliko iki išnaktų, o kiti jau dabar saldžiai miega. Ačiū labai ir susitiksime jau rytoj arba ne rytoj, nežinau. Ate!